šiandieną, kaip ir kitose srityse, taip ir visuomenės sveikatos srityje, yra palikta daugiau iniciatyvai, o ne, sakykime, savotiškam įsipareigojimų vykdymui. Mes džiaugiamės, kad turim pakankamai gerai sukurtą visuomenės sveikatos biurą. Mes šiandieną ne tik tai organizuojam visuomenės sveikatą rajono mokyklose, suaugusiems žmonėm, bet taipogi padedam Anykščių rajonui, Zarasų rajonui, ką tik tai įsipareigojam padėti organizuoti šitos reikalus. Tai manyčiau, kad jeigu bus išrinktas Lietuvos prezidentu, dėsiu pastangas, kad daug daugiau žmonių būtų įtraukta į visuomenės sveikatą, kad jie naudotųsi tomis programomis, o ne didintų sąskaitas ir piniginės vaistų pardavinėtojams ir kitiems, ir tokiu būdu mažėtų eilės, bereikalingos eilės prie atskirų gydymo įstaigų ir žmonės galėtų patogiau prieiti ir gauti ir medicinės paslaugos. Tai yra kompleksinis klausimas, kuris labai svarbus ir jį mums Lietuvoje tikrai reikia labai vystyti.